Sveiki, esu Gediminas Sucinavičius ir papasakosiu šitoj 5 serijoje, ką mes aptikome ir kaip supratome VRK veikimą rinkimų metu. Pirmose 3 serijose papasakojau apie tai, kaip Vyriausios rinkimų komisijos susikurta informacinė sistema atitinka ar netitinka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, kaip visi procesai aprašyti rinkimų organizatoriaus knygoje ir kaip iš tikro vyksta apskaita naudojant popierinius priėmimo perdavimo aktus griežtos atskaitomybės dokumentams, tai biuleteniams, specialiesiams ženklams ir vokams perduoti. 3 serijoje panagrinėjau, ar VRK ruošiasi modernizuoti savo informacinę sistemą ir ją pritaikyti. Na ir šitų pirmų 3 serijų išvada buvo tokia, kad Vyriausios rinkimų komisijos informacinė sistema niekada nebuvo kuriama tam, kad būtų galima kompiuterizuotai apskaityti griežtos atskaitomybės dokumentus. Jinai ir šiuo metu jų neapskaito ir visi modernizavimai, kurie yra suruošti ir dabar žinomi viešųjų pirkimų sistemoje įkelti, jie taip pat šitos apskaitos nesiruošia įdiegti. 4 serijoje aš jums parodžiau idealią schemutę, kaip turėtų vykti griežtos atskaitomybės dokumentų, tai balsavimo biuletenių ir kitų dalykų apskaita, tai reiškia spaustuvė atspausdina, VRK arba apygarda gauna, viską perduoda į apylinkę. Išankstinio balsavimo tuo metu neliečiau, apylinkė panaudoja balsavime. Panaudotus ir nepanaudotus arba ir sugadintus įtraukė į apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir iš apylinkės balsų skaičiavimo protokolų tos apygardos susidaro apygardos balsų skaičiavimo protokolas, kuriame visi kiekiai, kuriuos spaustuvė atspausdino, yra apskaityti. Tada aš jums rodžiau, kad iš tikro taip nevyksta ir kad apygardos pasilieka pas save didelius kiekius biuletenių ir jų neperduoda į apylinkės. Rodžiau va šitokią suvestinę, kurioje šitie skaičiai buvo. Visą šitą suvestinę rasite nuorodose prie šito filmuko. Na ir domėjomės Šeškinės Šnipiškių važtaraščiais ir Žirmūnų važtaraščiais. Labai svarbus dar yra VRK raštas, kuriame jie atrašo, kad yra spausdinama 100% biuletenių rinkimų dienai ir 30% biuletenių rezervas išankstiniam balsavimui. Na, aš šiek tiek padirbėjau ir štai jums sudėtingesnė schema. Šitą schemą aš nusipiešiau pagal tai, kaip yra aprašyti procesai rinkimų organizatoriaus knygoje ir rinkimų kodekse. Ir panagrinėkime mes Žirmūnų apygardą numeris 4, nes suvestinėje mes turim pilną informaciją, kiek yra rinkėjų, kiek gauta vienmandačių, kiek gauta daugiamandačių, kiek perduota į apylinkės, kiek perduota į apylinkės, kiek pasilikta savo, kiek pasilikta savo. Ir matome dar, kad dar yra gauta 3 eilutėje be serijinių numerių 6900 balsavimo biuletenių, kitų vienmandačių rinkiminių apygardų rinkimų biuletenių. Štai spalio 3 dieną Žirmūnų rinkimų apygardos numeris 4 pirmininkė Jolanta Čepė gauna šį važtaraštį. Na ir 33 000 tokių, 33 000 tokių, 6900 tokių, 6900 be serijinių numerių. Reiškia, jų apskaityti kaip griežtos atskaitomybės dokumentų negalima. Ką mes toliau nustatėme, kad pagal priėmimo perdavimo aktus
P4 formos. Va čia esam susiskaičiavę. Čia yra visi dokumentai ir visos jų 151, 152, 53, 54 ir taip toliau apylinkės. Priėmimo perdavimo aktai. Jo suskaičiavom ir matome, kad į apylinkės perduota 22 900 vienmandačių ir 22 900 daugiamandačių. Reiškia, Jolanta Čepė pasiliko 10 100 ir kitą 10 100 biuletenių rezerve. Toliau, ką jinai darė arba turėjo daryti su tais 6900 neidentifikuotų, tai reiškia su nežinomais serijos numeriais gautų biuletenių. Jinai juos turėjo panaudoti nuo antradienio iki ketvirtadienio, tai yra nuo spalio 8 dienos iki 10 dienos, 3 dienas vykdydama išankstinį balsavimą, arba tai dar rinkimų kodekse vadinasi balsavimas iki rinkimų dienos. Taigi, jinai jų kiekį panaudojo X, apie šitą panaudotą kiekį mes jokios informacijos neturime, gal yra protokolai, tačiau stebėtojai jų nematė. Kadangi rinkimų komisija rašo, kad 30% biuletenių rezervas išankstiniam balsavimui, tai šitas skaičius yra labai panašus į teisybę, truputį mažesnis, nes rinkėjų yra 33 000 su trupučiu, tai 30% būtų, tai paskaičiuosim, 3 kart 0,3, 30% būtų 9900, gavo mažiau. Toliau mes žinome, kad statistiškai apie 10% rinkėjų balsavo išankstiniu būdu. Tai nuo 33 000, jeigu 10% balsavo paštu, tai reiškia 3300 buvo subalsuota. Tai manykime, kad tas X tai yra, kad panaudota buvo 3300. Ir pas Čepę apygardoje liko 3600 dar va šitų neidentifikuotų biuletenių. Toliau, 2 dienas pabalsavus, rinkimų kodeksas ir rinkimų organizatoriaus knyga įpareigoja iki spalio 11 dienos, 8 valandos, būti paruošus vokus ir maišus, kuriuos sutartų laiku, penktadienį, tai yra spalio 11 dieną, pašto paslaugų tiekėjai paims iš apygardos ir pradės juos vežti. Kiek laiko pašto paslaugų tiekėjai veža šitos maišus, mes taip pat informacijos neturime ir neturime jokios informacijos, kokie dokumentai buvo pasirašyti šitoje vietoje. Stebėtojų iki šitų procesų nieks neprileido. Ir rinkimų kodeksas įpareigoja, kad rinkimų dieną iki 11 valandos būtų šitie visi išankstinio balsavimo vokai pristatyti į apygardą. Taigi apygarda juos gauna ir jinai turi juos surūšiuoti į savo 14 apylinkių, nes Žirmūnų apygardoje yra 14 apylinkių. Ir pagal rinkimų kodeksą iki balsavimo pabaigos, tai reiškia irgi tą pačią spalio 13 dieną, iki 22 valandos pristatyti į apylinkę. Šitos vokų pristatymo aktus mes matėme. Na ir ką? Apylinkė toliau gavusi jau yra iš anksto vienmandačių, gavusi iš anksto daugiamandačių, gavusi iš anksto, jau gavusi dar ne iš anksto, o balsavimo dieną gauna
dar iš ankstinio balsavimo vokus ir toliau juos doroja. Ką dar daro apylinkė? Apylinkė gavusi va šitos po 22 000 biuletenių, jinai dar vykdo balsavimą namuose. Ir čia kiekiai yra nedideli ir jie yra vykdomi apylinkės ribose. Tai apylinkės komisijos pirmininkas yra atsakingas už visą šitą vietą ir apylinkė, kaip ir matom, tada jau panaudotus ir nepanaudotus apskaito apylinkių protokole ir apygardos balsų skaičiavimo protokole viskas susisumuoja. Didysis klausimas yra toksai. Nei rinkimų kodekse, nei rinkimų organizatoriaus knygoje niekaip neaptikau ir niekas neaptiko, o jeigu aptiks, tai galėtų man papasakoti, kas atsitinka su šituo rezervu, kur 20 200 Jolanta Čepė pasiliko ir netidavė į apylinkės, ir dar kokie 3000 su kapeikom jai liko nuo išankstinio balsavimo. Nėra jokių aprašų ir nėra jokios dokumentacijos, nėra jokių formų rinkimų organizatoriaus knygoje, kaip elgtis su šitais biuleteniais. Štai kur didysis detektyvas. Pasvajokim, kaip turėtų vykti viskas iš tikrųjų. Kai spalio 3 Jolanta Čepė gavo vaštaraštį iš tos bylos, jinai atsidarė kompiuterinę apskaitą griežtos atskaitomybės dokumentų ir jie į ją supajamavo 33 000 vienetų daugiamandačių su serijos numeriais nuo iki, 33 000 vienmandačių su serijos numeriais nuo iki ir 6900 kitų apygardų vienmandačių, taip pat su serijos numeriais. Kai jinai vykdė išankstinį balsavimą, jinai iš šito 6900 kiekio su kompiuteriniais vaštaraščiais šitą kiekį mažino, atidavinėjo į balsavimą ir antradienį, paskui susigrąžindavo, vėl į apskaitą su atskiru vaštaraščiu, tada trečiadienį vėl išduodavo su vienu vaštaraščiu, vėl susigrąžindavo su kitu vaštaraščiu ir ketvirtadienį vėl išduodavo su vaštaraščiu ir ketvirtadienį susigrąžindavo su kitu vaštaraščiu. Gaudavosi per šitas 3 dienas 6 vaštaraščiai, kurie registravo išduotų išankstiniam balsavimui biuletenius šaknelių numerius ir sugrąžintus nepanaudotus. Ir jinai lygiai tą patį darė ir su daugiamandačių biuleteniais, kuriuos jinai turi gavus iš tų 33 000 paėmus, ir taip pat juos irgi išdavinėjo ir susigrąžindavo išankstiniam balsavimui. Taigi dar papildomi 6 vaštaraščiai. Ketvirtadienį baigus visą išankstinį balsavimą, jinai viską supakuodavo į tuos pervežimo vokus ir vėlgi viską suregistruodavo, ką jinai pakuoja į tuos vokus, ir paruošdavo atvėl vaštaraštį su numeriais, čia jau turėtų būti lipdukai skaičiuojami, ir atiduoti pašto paslaugų tiekėjams. Pašto paslaugų tiekėjai išsiveždavo iš jos, o balsavimo dieną, spalio 13 dieną, iki 11 valandos, jai iš kitų apygardų atvykdavo išankstinio balsavimo vokai didžiuliai ir maišai, kuriuos jinai vėlgi pas save apygardoje sutikrindavo, ir pridėjusi tai, kas yra išankstiniam balsavime jos apygardos, jinai viską surūšiuodavo po savo 14 apylinkių ir į jas balsavimo dieną iki 20 valandos pristatydavo, be abejo neužmirždama
užregistruoti viską kompiuteryje. Apylinkėsgi jau būdavo gavusios iš šito 22 tūkstančių kiekio, tai kiekviena ten po 1000, po 2000, po 3, tiek kiek yra rinkėjų, gavusios pagal irgi kompiuterizuotus važtaraščius iš apygardos ir su serijiniais numeriais nurodytais nuo iki balsavimo biuletenius, daugiamandačius ir vienmandačius, jos užsipajamuodavo, tada kompiuterizuotų pavidalų išduodavo naudoti balsavime, gautus iš ankstinio balsavimo vokus taip pat apskaitydavo ir jų lipdukus susivesdavo į apskaitą ir apsiskaitydavo viskas, pavirsdavo į apylinkių balsų skaičiavimo protokolus ir pavirsdavo į apygardos balsų skaičiavimo protokolus. Tas rezervas, kurį Jolanta Čepė savo pasiliko, tai 20 200 ir tarkim 3600, taip pat kažkokiu tai dokumentu turėtų būti apskaitytas ir arba perduotas į apylinkes, arba išvis įtrauktas į apygardos balsų skaičiavimo protokolą kaip likutis rezervas iš nepanaudotų ir neatiduotų į apylinkes. Tačiau apygardos balsų skaičiavimo protokolas tokios funkcijos ir tokios grafos pas save nenumato. Ir va šitoj vietoj mes turime bėdą, kad iš to, kas dabar padaryta, taip kaip aš papasakau, veikti negali. Na, o kaip veikia iš tikro išankstinis balsavimas ir kas jame galbūt vyksta ne taip, kaip mes galvojame, aš papasakosiu jums kitoje serijoje. Nepamirškite prenumeruoti Stebėtojų gildijos kanalą ir iki.